Sveiki visi, su jumis aš Lunatikas. Šiandieną parodysiu Photoshop pamoką, kaip reikia susikurti štai kažką tai panašaus į va tokį tekstą, tai kad jisai bus ne toks. Jūs galėsite tą tekstą pasirašyti kaip nori, čia dar mano pridėta filtrai, efektai keli. Gerai, taigi pradėkime. Dabar nusidažome lapą juodą spalvą, tekstą pasirašome savo baltą spalvą. Štai tokį tekstą aš rašau, jūs rašykite savo. Teksto spalvą būtinai paimkite baltą, nes kitaip turėsit problemų. Jeigu nepaimsit baltos, ten visai kiti navaratai tada eina. Tada taip. Reikia susikurti man vis tiek naują layerį. Dabar su šituo Lunatikas, taip, imam filters, stylize, wind, spaudžiam from the left, čia OK, 1, 2, spaudžiam Ctrl ir F. Filters, stylize, wind ir from the left, nes iš abiejų pusių, kad tiesiog būtų, tada spaudžiam image, rotation, spaudžiame trečią, spaudžiame vėl tuos pačius veiksmus, filters, stylize, wind, OK, 1, 2, filters, stylize, wind, from the 1, 2, spaudžiam image ir antrą. Gerai, pasirašome vėl tą savo tekstą, rašome Lunatikas, o jūs savo. Aš nežinau, ką ten jūs prisirašę esat, darykite pagal save. Dabar šitą tekstą, kuo tiksliau pasistengkite padaryti, kad po to ten nebūtų neaiškumų jokių, nes ten po to jūs turėsit problemų. Gerai, dabar pasirinkome šitą, dabar reikia pasimti mums, kalgi čia Gradient Tool ir aš pasirinkęs savo vaivorykštę spalvą. Matot, kaip gražu. Gerai, nuvedam nuo vieno kampo iki kito. Tada spaudžiam šitą. Čia overlay. Na štai, pasižiūrėjom šitą, tada šitą ir overlay. Tada pasižiūrėjom šitas akutes, štai kažkas gavosi. Tiesiog dabar galima, kad geriau matytųsi, paimti ir taip, bacht. Čia negražu, taip bus, man tai gražiau yra. Ai, paliksiu taip, kaip yra, neliesiu nieko, jau paliečiu. Jeigu norit, jūs galite dėti savo šitų visų nesąmonių, tai aš dadėsiu vieną kaip pavyzdėlį. Pametęs, aš jau pamečiau, piešiu. Na štai iš jų turiu čia, kiek čia daug. Gerai, pasirenkam vieną, kad ir šitą. Atsivedam čia, taip, spaudžiam overlay, spaudžiam screen. Ir ten, kur nors kampe, taip, galima jį padėti. Man tai gražiausiai yra šitam kampe, taip. Na tai tiek, čia buvo pamoka Photoshop'o naujokams, kurie nelabai moka juo naudotis. Jeigu norite daugiau pamokų, rašykite į komentarus, tikrai jų bus. Su jumis buvau aš, Lunatikas, šiandien tiek.